mes kalbame apie žmogų, mūsų iš tikrųjų didelės kultūros dalį, tai Vytautą Žalakevičių, režisierių, scenaristą, gal netgi galima pavadinti būtų turbūt dramaturgu. Įdomu pasižiūrėti į tą vyrą, kurį mylėjusi moterų geografija fantastiškai plati. 68 metais Švyturio žurnale man bedirbant, redaktorius Bieliauskas užsakė parašyti recenziją apie filmą Jausmai, kuriam scenarijų parašė Žalakevičius ir kurį pastatė režisieriai Dausa ir Grikevičius. Ir sutarėm, kad susitiksim Neringos kavinėje ir ten aš paimsiu savo pirmą interviu iš šito žmogaus. Tai apie ką kalbėsim, kai tručiuojančių balsų paklausė Žalakevičius Neringos kavinėje, žiūrėdamas į kažką už manęs. Nesupratęs, kam skirtas klausimas, atsigręžiau, už manęs nieko nebuvo. Pasidarė nelabai jauku. Žvilgtelėjau režisierių, sėdėjau užsimerkęs, galva atlošęs, atrodė snaudžia, kostelėjau, neatsimerkė. Mintis vijo mintį, ką dabar daryti? Ar kas nors ne taip? Staiga garsiai klausė manęs Žalakevičius ir užsiraukau. Užsiraukau ir aš, ir tai išmetu savo klausimą. Sakykit, kas jūs paskatino parašyti scenarijų Jausmai. Kodėl jūs pats nestatėt šito filmo? Ilga pauzė, o po jos kaip kuolų pro galvą. Nesupratau. Tarėmės, atrodo, dėl interviu? Ne, įžūliai sakau, noriu rašyti recenziją apie jausmus. Dabar jau visi manimi susidomi. Ar esat kada rašęs? Balse pajuntu lengvą pašaipėlę. Dingo visa mano narsa. Ir kaip išpažinti prisipažinau. Esu viena. Apie indų kiną. Aha. Nuteisė ir vėl kankina. O kaip pavyko? Nežinau, drąsinuosi. Gavau daugybę piktų moteriškių laiškų. Tai atrodo, jis suintrigavo. Balse pajutau lyg ir tokį globėjišką toną. Po to išgirdau ilgą monologą, kurio turinio išėjęs neprisiminiau, net jeigu mane kas įkaitytam repliam būtų kankinęs. Aš prisimenu, kai tu parašei pirmąsias savo knygas, aš jų dar nebuvau, atsiprašau, skaičiusi, ir man Vytautas tada studijoje paklausė, ar skaitei Tapino knygą? Sakiau, ne, dar ne. Ir jis pasakė, aš labai gerai atsimenu, kad būtinai paskaityk, nes tai yra knyga parašyta pagal geriausias prancūzų beletristikos stiliaus tradicijas. Ir aš pagalvojau, oho, nieko sau, aš tau grąžinu šitą komplimentą dabar, Laimonai, po daugelį metų, džiaugdamasi, kad tu tikrai jį patvirtinai savo knygoje. Ačiū tau, ačiū už puikią knygą, ačiū tau. Labai gerai atsimenu ir turbūt tų akimirkų niekad neužmiršiu, kadangi jis buvo mano mokytojas tikrąja to žodžio prasme. Pirmas jo atėjimas į auditoriją tai buvo atsiraitimas rankovių. Ir dabar mes kalbėsime apie 14 punktų. Kas tie punktai? Iki šiol nežinau. Tai tie 14 punktų, man atrodo, labai puikiai fiksuojasi ar šifruojasi, nežinau, ką čia pasakyti, Laimono Tapino knygoje. Jų ten yra gal ir daugiau, bet man reikšmingi 14, kuriuo aš tikrai nežinau, kurie, bet 14. Ir svarbiausia, kad kai aš gavau knygą į rankas, paėmiau šitą didelę, gražią knygą, tai mane labiausiai sujaudino jos pavadinimas. Tai yra tokia plati metafora, kad sunku ją aprėpti. Laiškanešys pasiklydęs dykumoje. Kas gali būti tragiškiau, aš neįsivaizduoju.
laukia kažkas tų laiškų. Iš kažkur jie turi ateiti. Ir tas žmogus, kuris juos neša, kažkur tai pasiklydęs, klaidžioja peribėje erdvėje. Tai yra turbūt raktas į visą tą knygą ir šioks toks būdas pasižiūrėti, kaip vis tik tai gyveno Žalakevičius. Aš nežinau, kas bus rytoj. Pabūda senas draugė. Gal susitiksime netoj. Kažkoks kartėlis gerklę graužia. Ugelas dar po vieną taurę. Žinai, šią naktį sapnavau. Vaikėza žaidžiantį palaukiai. Ir atsibūdęs pravirkau. Kad Laimonas yra puikus pasakotojas, tą aš žinojau jau seniai, bet šita knyga intrigavo gal ir kuo kitu. Aš, žinoma, asmeniškai nepažinojau Vytauto Žalakevičiaus ir niekad jo nemėgau, nebuvau jo šalininkė. Ir dėl to Tapino knyga mane pasitiko kaip intriga tam tikra. Kas man pasirodė charakteringa šitai būtent knygai? Pirmiausiai atvirumas. Absoliutus atvirumas informacijai ir medžiagai. Medžiagos čia pateikiama labai daug ir labai įvairios. Laimonas Tapinas neparenka selektyviai kažkaip, neparenka medžiagos taip, kad jį patvirtintų jo iš anksto susidarytą koncepciją. Pradedi knygą skaityti ir tu jauti, kad esi vedamas, ar greičiau tau yra klojamas kelias. Tau nėra parodoma, kaip tu turi suprasti, kaip tu turi mąstyti, kaip tu turi aiškintis vieną ar kitą dalyką. Ir tai didžiulė, man atrodo, knygos vertė. Rašytojau, aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs pavadinote knygą Laiškanešys pasiklydęs dykumoje, aš jūs norėčiau pavadinti pėdsekių, ėjusių to laiškanešių pėdsakais. Ar dažnai užpustydavo, kaip jums ten sekėsi, ar dažnai užpustydavo pėdas tas smėlis toj dykumoje? Išvertus lietuvių kalbą, tai turbūt reikštų, kaip tau sekėsi rašyti, Laimonai. Tai turiu pasakyti, kad sudėtingai apie Babkauską, apie Milašių, apie Baltrušaitį, apie savo kurso draugus ėmiausi, sėdau ir parašiau. O su Žalakevičium be jokio perdėjimo mes gyvenom 4 metus 3. Žalakevičius trindavosi virtuvėje, Žalakevičius keldavo klausimus ir pats atsakydavo svetainėje, net miegamajam. Jau atsigulus, reiškia, tarp mūsų visą laiką buvo kaip dvasia plebeno Žalakevičius. Kadangi esu salamandriškas žmogus, kilęs, galima sakyti, iš kaimo, toks gyvenimas 3 man buvo nelabai malonus. Ir labai džiaugiausi, kai knyga pagaliau buvo baigta ir mes galėjom gyventi dviese. Wappa-dip-doo, wappa-dip-doo, wappa-dip-doo,